Kelionė po Lietuvą prasideda. Pirke? Pirke. Taip atrodo yra pirke. Varom į kemperį. Koliko cik tokie kelai. Neša kudašių. Atsivežėm Islandijos orų šiek tiek. Teik, ateik. Teik. Judat neblogai. Kaip reiks filmuot, kaip reiks šnekėt Nežinau. prie lietuvių, nejauku. Nežinau, dar nefilmavom, nešnekėjom ar tik kitų žmonių. Mat. Sakėm, kad darysim challenge'us, nes taip keliauti po Lietuvą irgi yra nuobodu. Įveikėm challenge ir žiūrėkit, tiesiog paprastai ant kelienų. Sakau, Proper šitie atrakcionai. Eina sau. Čia yra nežmoniškai aukštai. Excuse me, atsiprašau lietuviškai, kas čia per graži vieta. Čia yra tobula. Pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Sveiki. Labas! Kelionė po Lietuvą prasideda. Atvažiavome mes jau į mūsų pirmą tašką. Žmonės, esame Lietuvoje, kaip supratot. Ir mes dabar esame, kaip vadinasi šitas miestelis? Va taip va Giedrė yra pasiruošus šitai kelioniai. Nesvarbu, kaip miestelis vadinasi, trumpai kai bus. Jūs mums prirašėt va tiek taškų, tai 90% kelionės vyks jūsų dėka realiai. Ką jūsų planavot už mus, nes mes nematėm, tą ir darysim. Mūsų transporto priemonė, matote, už mano galo. Šiandien nieko dar nerodysim. Atsikelsim rytoj ryte ir parodysiu dienos šviesoje, kaip viskas atrodo viduje ir išorėje, kaip veikia visas tas mūsų kemperis, nes visada labai įdomu sužinoti ir pamatyti, kaip visokie tokie dalykai veikia. Tai tiesiog šiandien keliaujam ir rodom jums Dzūkiją. O koks trumpas įspūdis apie kemperį? Labai geras. Aš kaip įlipau, man iš karto aš jaučiausi kaip namie. Labai skaniai kvepia, labai švarus, išvalytas, blizga. Viduj viskas švaru ir kas geriausia yra, kad mūsų vairavimo kabina yra sujungta su galu, tai tu ten gali vaikščiot, gali ten pasimti monsteriko iš galo ir ten pereiti, šmutkės nusimesti. Super patogiai. Čia tik trumpos nuomonės. Klausau, ne. Nu taip va, tiesiog mano nuomonė tokia. Kaip Giedrė sakė, pradedam Dzūkijoje ir kad ir jūsų planavo 90%, būtent pradedam, kur mes jau esam buvę, tai yra Zervynų kaimelis. Labai trumpas pasivaikščiojimas, parodysim tiesiog senovinius Zervynų namelius. Tai tik įvažiavus į Zervyną, ten yra kapinės, kur mūsų kemperis parkuojasi, kryžius ir tokie labai senoviški nameliai, tokie grinai kaimo. Nu, bet jūs jau žinot, mes taigi, jūs esat patys lietuviai, tai žinot, kaimus, man atrodo, Lietuvos plius minus, tai grinai čia toks yra, bet jisai labai cute yra, labai cute. Ir tiltas toksai yra fainas, galima per jį pereiti. Ir tiek, man atrodo, ne, daugiau čia nieko nėra. Nežinau, tai turbūt namai, tiesiog čia tą įrodyti namus. Jo. O žiūrėkit, jau čia labai fainas toks namas, visur puodai pakabinti. Va tame ir žavi kaimai, kad jie pasidaro tokias smulkmenas, kurios tokias labai mielas, kaip priduoda kažkokį tai meno vaibelį. Einam. Geras oras, nelyja kol kas, šiandien biškutį lyjo, bet šiaip šilta. Tikiuosi, ten nėra žmonių, nežiūri ten per langą, kaip mes čia jas filmuojam. Tu kodėl reiks priprasgi? Visur mes filmuojam. Tuo išlys bubulkos apšauksmus, kad čia filmuojam privatumą jų. Pažeidžiam. Čia gali įsinuomot, kur tau išlys, sakys, gal norit įsinuomot. O ne? Va nakvynės nuoma. Oi, tik fainiai. Ar žinai, kaip vadinasi šitas dalykas kaimiškai arba dzūkiškai? Troba. Pirke. Pirke? Pirke. Taip pat troba yra pirke? Nu. Pas mūsų Žemaitijai upynai sakoma troba. Ne. Kas čia? Vakar čia kažkoks visas festivalis, tiksliau 3 dienų buvo. Pavėlavom. Ne. Geras, žiūrėk, kiek čia programų. Nu, Matuizų teatras. Giraitė rodė spektaklį. Mano kaimo teatras rodė čia spektaklį. O aš tuo metu su klasiokais baliavojau. Mes visada praleidžiam tokius dalykus kažkaip. Bet gal tikimės, kad papulsim dar, spėsim į vieną kitą dalyką. Pažiūrėkit, kokie namukai gražūs senoviški. Ai, tiesiog aš negaliu patikėti, čia tokie tokio senumo. Šitie tvartai visi iš lentų dar tokie padaryti, visiškai seni. Geras, man patinka. Gryna Lietuva čia, gryna Lietuva. Kaip gražiai, žalia visur. Šiaip būtų įdomu permiego tokiam senam name. Tikriausiai vaidentųsi kažkas.
Tai va, galiu nuvežti savo kaimą ir galėsim miegoti giraitis. Priėjo mes čia va prie upės ir jūs net neįsivaizduojat, kaip kvepia. Nors įsivaizduojat, man nereikia sakyti. Čia, kad tipo nes patyrė to. Kas Baidarėm yra plaukia ir šiaip mėgsta gamtą, prie tokių upelių labai labai skaniai kvepia. O kačiukai guli, tilteliai į vandenį, šuoliukai. Negirdi. Ateit vakare pasėdėti čia, oi. Iš trūbų, kaip išeina visi žmonės. Labai faina. Įdomus faktas. Nu, jum gal ir neįdomus. Čia mūsų fotosesija vyko. Prie šitų vartelių, tai va. Man bitė ant galvos, ne? Ne, varmas. Oi. Tai jei turim fotkę, tai va čia, žiūrėkit, pridėjom, kaip mes jaunesni prieš 8 metus atrodėm. Ir šita kaip sodyba atrodė prieš 8 metus. Einam per gražų į tiltą. Dabar tu mane neši. Medinį. Visiškas iš medžio. Šiaip fainai, čia nieko nėra, žiūrėk, tuščia. Nei vieno žmogaus dar nesutikom. Vasara, vasara, tiririry. Yra tokia daina? Yra, tik geriau dainuoja biški. Iš vienos pusės. Žiūrėk, šitą musę tiesiog ant tiek pristoja. Nieko nėra. Yra. Kas čia toks yra? Varmas. Oh my god. Ten Baidarės matau. Ten su Baidarėm galima plaukti. Oh, yes. Čia Baidarių galima išsinuomoti. Nežinau, ar matot per krūmus. Persišviečia. Nu ir iš kitos pusės. Nu šitas bablas nesveikas, ką? Jis jau pas mane. Jis visada man ant galvos. Smirdi. Žiūrėk vėl. Lietuviškos problemos. Tik išėjom į pirmą tašką. Jau nebėra, nebebus. Atsikniso? Atsikniso. Okay, galim mėgautis toliau. Tiesiog toks pirmas mūsų sustojimas. Mes atvažiavom iš savo kaimo į dar didesnį kaimą. Parodyti trobelių. Bet tik pasakykit jūs man, kuris lietuvis nesat buvę kaime. Visi esat buvę. Pakomentuokit šiaip esat, nors vienas žiūrovas esat nebuvę kaime. Parašykit, kas nesat buvę kaime. Ir manau, dauguma Zervynuose netgi buvę, nes gan populiarus Dzūkijos kaimelis būtent atvaryti čia, įsinuomot kažką, praplaukt Baidarėm. Tiek. Tik tiek. Vat pasižiūrėkit dabar iš dronų skrydžio į Zervynus. Ir antras vėl taškas ir vėl mes esam buvę čia. Nes Dzūkijai aš gan daug esu buvęs ir kažkodėl Giedrė irgi kartu su manim buvo. Mes mažiau jos gimtiniai praleidom negu mano. Jo, mes čia esam labai daug apkeliavę. Tai čia yra Ūlos akis, tiesiog pamatysit. Nėra čia ką man pasakot, nes nieko nežinau. Prisiparkavom čia. Laiptukai mediniai į apačią. Labai jų daug. Ir čia bus tokia pelkė. Pelkė, iš kurios eina ten kažkaip oras. Labai įdomiai. Vanduo tiesiog burbuliuoja ir legendos yra, kad ir ką įmesi, ją praris tiesiog. Pats iššoks ir tai praris ir nebeiškilsi. Nu, visada baisios istorijos. Lietuvoje viskas baigėsi žūtimi. Ten praryja, ten kažkokie velniai išlenda, dingsi, mirsi, pagrobs, nužudys. Vien tokie. Tai einam žiūrėti, lipam. Pati geriausia vasaros activity veikla su Baidarėm paplaukti. Kitoj pusėje, žiūrėk, įdomiau su kliūtim. Oi, ten jo. Akmenis ar kas ten išsikišė. Kelmai kažkokie. Kai fainiai. Aš noriu irgi. Ką tik Giedrė sako,
Plaukia baidarėm ir per vidurį tarp kojų buteliukas, kad linksmiau plaukt būtų. Kaip gyve. Einam ieškoti ant tos skylės. Čia panašu, kad gali Balas. tuoj būti lietus. Jo, labai apsiniaukė ir biškutį aptemo netgi. Ir labai jau tokie pikti debesis, juodi, mėlyni, bet bum, ir skirtumą iš tikrųjų. Tam ir turim kemperį, kad galėtum sėdėti viduj. Va, eina per mišką, tikėkimės, kad neprisirinksim erkių, nereik mum jų. Galim lažintis, kada kuriam regione Lietuvos pirmą erkę pasigausim. Jo. Dzūkijoje, Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Mažoje Lietuvoje. Aš sporinu, aš tikrai sporinu ir tikiu, kad nei vienos nepasigausiu. Aš sporinu, kad šiandien jau. Sakai? Čia neįmanoma turbūt. Čia va tobula jom žolės. Mes, aš su šortais, tai jiem tiesiog Aš tai tobula. ne. Nu, žiūrėsim, aš sakau, negausiu nei vienos erkės. Ten jau matau. Tai va, iki Ūlos akies reikia praeiti tą kelią, miškelį, tiltelį, laiptelį. Visko tik tais atvirkščiai, ne ta eilė. Viskas atvirkščiai. Laiptelį, tiltelį, miškelį, takelį ir ateinam iki Ūlos akies. Labai trumpas haikas, 300 kokių metrų. Atėjome prie versmė, Ūlos akis. Debitas 2 litrai, mineralizacija 220 mg per litrą. Valstybės saugomas gamtos paveido objektas. Matot, kaip gerai skaityti lietuviškai moku. Man tikrai grįžti į Lietuvą, man grįžta visi lietuviški žodžiai. Nebus nei vieno anglicizmo šitam vlogui, aš jums pažadu. Ir keiksmažodžių. Jo, bus labai graži lietuvių kalba. Tikiuosi. Bus. Tai atėjom. Tiesiog. Į pekę. Jo. Nežiūrėkit, čia yra laiptukai, galima prieiti biškutį. Labai skaidrus vanduo, pažiūrėkit. Viskas persimato ir va, vyksta. Garuoja, vulkanas. Va, netgi yra padėta šaka, žiūrėkit, išbandymai. Jei nepurvas, nieko nesimatyti, bet čia toksai kaip geiseris Islandijai, tik tais Tik nešauks. visiškai. Nu, ką darysi? Jinai bet kiek kišturis ir žiūrėk, net nebesikiša. Eik to. Tiek mėšlo prikišo visi, kad jau viskas užsikimšo. Nu, vienu Net žodžiu. neminkšta? Nebe. Tiesiog burbuliuoja ir viskas, visa Ūlos akis. O tai kaip čia tas vanduo, kaip čia tas oras pareina iš kur? Tai va, reikia paskaityti. Aš nežinau, tiesiog nežinau. Pradėjo lyti ir griaustinis jau girdisi. Duok man, aš noriu pabandyti ten kažką įkišti. Kur tas pagalys? Čia žiūrėk, biški informacijos yra. Ateik, žiūrėk, kaip jinai veikia. Čia yra Ūlos upė, kuri va ką tik matėm, šaltinis Ūlos akis. Ai, ne, čia yra Ūlos upė, o čia po apačia yra požeminis vandens artezinis spūdis. Ir iš čia eina spaudimas čia į viršų ir tada va sudaro toksai dalykas, kad eina oras iš apačios. Ar oras ar vanduo? Nuostabiai paaiškinta. Žiūrėk, tau išbandymas, ant kiek tu esi dzūkas. Paskaityk va nuo čia į apačią sakinį. Juzė Pigagienė, gimusi 1912 metais iš Žiūrų kaimo, pasakojo, kad būktai akis buvo didelė, kaip ąžuoliukas ir tį inpuolė jaucis. Jaucis. Jaucis rašo. Didelė, jaucis. Jinai jau ginčiasi su manim, su dzūku, kaip turi būti. Bet tai čia rašo jaucis? Nu, taip, tai jau. Nu, toliau. O išplaukė tas jaucis nat daugų ažaran. Nuokto ir traukės, kol liko tik tokia akelė. Akelė. Pasakojimą užrašė O. Drobelienė. Blogas jinai dzūkas, labai blogas. Ir tu paskaityk. Žiūrų kaimo pasakojau, kad būktai akis buvo didelė, kaip ažarukas ir tým puolė jaucis, o išplaukė tas jaucis daugų ažaran. Nuokto ir traukės, kol liko tik tokia kelai. Pasakojimą užrašė O. Drobelienė. Tas raidė. O! Oh my god! Matėt? Šikteliai? Varom į kemperį. Tai tokia labai trumpa Ūlos akis. Bėga. Lyja. O kas ten? Nieko. Nešteka. Žirnas. 10 minučių pabuvau.
Užklupo lietuvišką vasarą. Bėgom. Neša kudašių. Tikiuosi, čia tik pirma diena, antras taškas. Ir tik taip lietus bus ir nustos vėliau. Žiūrėkit, toks jausmas, kad visiška naktis. Ir dabar mes grįžtam tai laiptais. O dar tik 2:30 dienos visiškai atrodo tuoj temps. What the fuck? Oh my god. Iš viršaus čia viskas. Nu, tiesiog taip atrodo. Čia nieko nesimato. Amen. Užklupo mus lietus. Kelionė po Lietuvą tokia. Tokia pradžia. Nieko, pragiedrės dar. Viskas bus gerai. Atvykome mes prie šito bokšto. Nežinau, kaip jisai vadinasi, bet labai gražioje vietoje čia miškuose, tarp pušų, tarp eglių, tarp didelių medžių. Ir aišku, biškutį dar lyja, nes pradėjo graustinis ir mes norim užlipti jį. Aš tai užsimečiau nuo lietaus striukę, bet Žilvinas myžniukas neina, ištirps. Tai palaukti reikia, bet čia viskas gerai. Tai lipsim į šitą bokštą, jisai yra atidarytas. Varteliai atidaryti, reiškia, galima lipti, nėra nei vieno žmogaus. Amigo, susiruošei? Kur mano striukė? Kokia maišė? Tu mano striukę kažkur dėjai. Aš dabar viską turiu įsirankiut, kad susirast. Ėmėm kemperį prieš gerą valandą. Jau toks. Langą užsuk. Nežinau, ar Giedrė sakė, bet čia yra Puvočio vos bokštas. Tiesiog jisai labai pakeliui. Ir čia pirmas yra taškas, kurio mes nesam matę. Tai dabar jau bent kažkiek perteiksim emocijas, nes matė turbūt, kad kur mes buvom, nu taip vis tiek. Ne taip, kaip pirmą kartą esant. Čia turėtų būti baisu dar. Žaibas, kad nenutrenktų, tada bus viskas gerai. Lipam, žiūrėti, kas čia. Tikiuosi labai gražaus vaizdo. Labai daug medžių. Tikriausiai pamatysim iš Vaiktų. Man jau kojos dreba biški. Žlipam. Konkreti pompa. Kaip sunkiai ir kiek daug laiptų. Bliamba, čia aukštai. Čia labai aukštai. Žiūrim. Pažiūrėk, kur mūsų kemperis. Kemperis visiškai mažiukas. Kaip maža dėžutė. Būt galima tiesiog paimti pūkštą. Nu labai gražu, visos tos pušys, medžiai. Vau, kiek daug žalumos. Vien miškai. Man dar netgi patinka, kad lyja. Čia va kaimas matosi. Puvočių kaimas. Fainiai, į šitą pusę. Dar daugiau miškų. Miškai, medžiai, pušys. Pušys. Visur pušys. Man labai patinka tas kvapas pušų. Nesveikai gražu. Ant kiek yra žali Dzūkija. Ir man atrodo, netgi matos ten visur, kur garuoja, ežerai arba upės. Kodėl? Garai tokie, nes vanduo tikriausiai įšylė, žinai. Man atrodo, jei neklystų. Bliamba. Šiaip aukštai, bet galvojau bijosiu, bet nieko baisaus, viskas gerai. Kol vėjo nėra, viskas gerai. Biškiai juda? Jo. Jo, juda. Žiūrėk, judina. Juda. Realiai mes esam geriausiai strategiškam taške žaibų, jeigu jisai trenktų. Tiesiog nieko, va. Čia va. Kaip tik va griaustinis girdit? Ui. Dar yra griaustinukas ten. Kažkur čia toli griaustinis dar. Nu tai ką, man šiaip labai patinka šitie Lietuvos apžvalgos bokštai, nes jie yra tokie kaip permatomi. Iš tų grotelių sudaryta, tai viską matai. Tarkim, kas bijo aukščio, tai dar netgi toksai adrenalino faktorius ir baimės faktorius yra, kur reikia peržengti. Bet tai kas nebijo, tai tiesiog labai fainai atvaryti, pasižiūrėti. Gamtą apsižvalgyti. Dar biški padreba, jeigu ten vėjas koks stipresnis, tai dar daugiau padreba pajuda. Blemba, jis labai dreba. Jo, tikrai. Supas. Nu, fainas. Tik kas čia per oras? What the fuck? Tik pradėjom, tik
Atsimėm kemperį, pirmas taškas dar ok, antras taškas išlipom, viskas prasidėjo. Atsivežėm Islandijos orų šiek tiek. Nedėkokit. Bet pagerės, čia dar tik pirma diena. Dar turim kitas 6 dienas. Tai mes kažkaip norėjome ežere dar šiandien nesimaudyti, bet aš nežinau, ar pavyks. Pavyks? Pavyks. Pavyks. Šiaip nėra šalta. Kitais lietutis. Nu tai va, toks bokštas, tokie vaizdai. Įvertinkit patys. Puvočio apžvalgos bokštas buvo. Man šiaip irgi patinka. Visai nieko. Aš skaitau. Tik nulip dabar bus reikalų, nes labai slidus laiptai. Ypač dabar lietaus metu. Ir visą laiką žiūri į apačią. Tai biški baisiau. Ir mažiukai laiptai, mano koja taip netelpa, Giedrės tai gal. Kaip smagu, aš su savo begi kelniam tiesiog kiekvieną laiptą nuvaliau. Visiškai peršlapu. Nice. Kiek vandenuko išsigręšiam iš kelnių. Pažiūrim. Amazing. Kiekvieną mielą laiptą prabrūžinau. Tęsiam apžvalgos bokštų apžvalgą. Sveiki atvykę į Merkinės apžvalgos bokštą. Einam žiūrėti. Einam. Nemeluosim, esam buvę ir čia. Esam. Bet labai gražus, fainas. Bet senai esam buvę ir kažkaip atsimenu mūsų reakcijas buvo. Ai, bokštas kaip bokštas. Bet čia yra daug apžvalgos platformų. 1, 2, 3, man atrodo netgi. O, va, čia tikrai kaip gražu. A ne? Jo, čia gražesnis vaizdas negu ten per man. Čia gražesnis negu kur buvo? Jo. Teik, ateik. Teik. Parodysiu vaizdų. Tai va, koks gražus vaizdas. Apačioje karvės, žiūrėk, laksto. Man tik vienas klausimas visada buvo. Kaip tos karvutės ten atsidūrė? Jos ten... Oi, kaip juda. Oho. Labai siubuoja. Stipriai. Jo, čia žymiai geresnis vaizdas negu ten, kur buvom. Ten daugiau lip, bet čia žymiai gražiau. Kiekvienas žingsnis jaučiasi ant bokšto. Kaip tik pajudi, pradeda judėti visas bokštas. Aico. Merkinės apžvalgos bokštas. Oh my god. Juda neblogai. Jeigu aš dabar matos kaip juda? Šiaip jo. Matos ir jaučiasi, ta prasme. Kas per nesąmonė? Baig judint. Gerai. Finito. Giedrė fotosesijas darosi. Kol darosi, tai aš labai norėjau nuvaryti į Čepkelių raisto rezervatą. Jau ne pirmą kartą, jau gal 3 kartus aš 2 bandė ir niekad nepavyko. Ir dabar vėl nepavyks, nes iki rugpjūčio 1 galima tik su gidu. O šiandien yra pirmadienis ir jų darbo laikas nuo antradienio iki šeštadienio. Tai vėl nepavyks. Nu gal sekantį kartą, kai Lietuvoje grįšiu. Čia ir nulipti žymiai fainiau, nes laiptai visų pirma normalaus dydžio. O ir šiaip, turbūt, kad nustojo lyt, tai mums šitas apžvalgos bokštas žymiai labiau patiko negu... Kokie mes prieš tai buvom? Kažkas su paraidė. Puvočių. Puvočių. Ir tau šitas labiau patinka? Jo, žymiai. Ir saugiau kažkaip, nes laiptai yra tokie biškai platesni. Saugiau ir fainiau ir daugiau platformų. Nu, žodžiu, didesnis, geresnis vaizdas. Toks platesnis į ežerą, į upę. Ne į ežerą, o į upę, į pievas, į miškus. Labai fainas, gražus. Atvyko mes prie kito mūsų taško ir čia, žiūrėkit, jau labai daug kolegų mūsų, kolegų kempininkų. Hello. Reikia pasisveikinti, gal čia koks nors kodeksas yra, egzistuoja su kemperiais sveikinti. Sir, pasistatėm po tiltu, nes bijom pas kolegų. Ten tas parkingas labai toks mažiukas. Na, Žilvinai, kur mes esame? Prie vandens. Prie upės. Kaip vadinasi šita upė?
Vis dar ta pati, kurią matėm iš bokšto, tai Taip, ta nieko, pati. nieko nepasikeitė. Ne, mes atvarėm prie Merkinės piliakalnio, kuris yra už mūsų. Bet ką pastebėjau, koks pasikėtas kemperis, tas Mersas. Va. Tas senovinis? Tokio aš norėčiau bet kur važiuoti. Bet kur. Eik to. Bet kur tu pažiūrėk, kaip jis atrodo. Jis nesenovinis, jis tiesiog kietovinis. Nu, einam prie mūsų taško. Ir matau, ančiukų jau grupė visai eina. Labai daug klasė, kas ten eina? Kaip reiks filmuoti, kaip reiks šnekėti. Nežinau. Prie lietuvių nejauku. Nežinau, dar nefilmavom, nešnekėjom ar tik kitų žmonių. Maks nejauku kol kas. Kaip esam myžniai tokie, nežinau. Norim filmuoti, kurt kontentą, bet ir jaudinamės. Ir dar vienas dalykas, jie susiparkavo čia. Aš pamačiau, aš sakau, man dar pirmą dieną baisu, tai aš tiesiog nutrenkiau čia. Kaip čia fainiai, miela, viskas padaryta. Šitie, kas ten randasi, viskas šitoj pusėje. Jo, pro šitą pusę užeini, pro kitą nueini. Čia anksčiau buvo čia laiptukai, bet jau parodyti nebegalim. Puikiai atsimenu, paskutinį kartą, kai dar buvau čia, lipau tais laiptukais. Dabar jau nebegalima. Padarė naują taką. Gražėja Lietuva, tvarkosi. Nu, vis laiką, kaip atvyksti, kažkas atsinaujinę, patvarkyta, padaryta. Labai daug naujų kavinių pastebėjau, yra ant kiekvieno kampo, tokių jau modernių, fainų, gražių padaryta. Nu, viskas labai jau taip fainai. Žiūrėkit, čia va padaryta pasėdėti, laužavietė, netgi su ženklu laužavietė. Tikrai galima daryti, kurti ugnį. Tarkim, Vokietijai ar ten Islandijai. Negalima. Atvirai tipo padėti, kad gali laužavietę daryti. Tiesiog malką savo ten deginti. Niekada gyvenime negalima. Tiesiai į kalėjimą. Negalima, baudą iš karto pasodinti save į kalėjimą Islandijos, kur telka gali žiūrėti. Ir dirbti. Ir dirbti telefonu, nu žodžiu. Einame virš. Priėjom laiptukus naujus padarytus. Kilsim į viršų. Šiaip, kaip pirmai dienai mes labai jau daug laiptukų lipam. Labai. Ir iš tos pusės buvo galima ateiti. Nu čia tipo parodyta, kad eikit ratu ir tada va, automobilių aikštelėje į taip. Laikykimės taisyklių. Kaip žalia viskas, kaip gražu. Va, koksai. Kiek daug laiptų. Mini tokie. Mini laiptukai. Rytoj tokios blauzdos bus. Kas čia per sostas vikingų, karalių, bajorų, kaip čia pavadinti? Čia galima atsisėsti. Koks kietas, kardai. Sarūrio sostas. Šarūrio. Šarūno. Šarūrio. Šarūno sostas. Bus Žilvino sostas. Iš kardų. Bet kietas žiauriai. Geras. Man, aš dabar esu labai didelė Trojos fanė. Šitos Kleopatros fanė, vikingų fanė. Man tai čia žiauriai kieta tokie kardai, peiliai, šitie, kaip šitie vadinasi? Žudiko tie peiliai. Ko žinau? Palauk. Giljotina. Kur malkas kaldai? Kirvis. Kirviai tie, oit. Man žiauriai patinka. Šarūno sostas. Kas tas Šarūnas buvo? Šarūnas. Trauki savo kardą. Duok. Neškit man vynogės. Imk varą, dovanoju kemperį. Ne, nenoriu Tu kemperį. mano karaliau, atiduodu kemperį. Tuo aš tave nužudysiu. Nužudysiu. Ir persisveri ir nosim į smėlį. Einam toliau žiūrėti. Žiūrėkit, vėliava Lietuvos. Ne Lietuvos, tiesiog. Herbas. Vytis. Čia herbas, ar ne? Nu, jo. Vytis. Merkinė ir istoriniai keliai. Toks vaizdas nuo Merkinės. Panašus kaip nuo bokšto, tik čia labiau matosi. Pati upė. Čia labai istorinė vieta, svarbi, apie kurią galit paskaityti atvykę į šitą vietą. Visko jums neišduosim. Manau, irgi labai daug žmonių esat čia buvę. Bet jeigu esat buvę labai senai kaip mes, atvarykit, viskas gražiai sutvarkyta. Ir va ten, kaip suprantam, dar yra kavinė Vytaro Radzevičiaus. Visai būtų gerai užsukt, bet pirmą dieną neužsuksim, nes
Nenorim pirmą dieną išlaidauti ir tuo labiau prisipirkom begalybę maisto. Giedrė klausė, kas yra Šarūnas. Tai Šarūnas yra mitinis Dainavos krašto kunigaikštis. Mitinis. Jis net netikras. Tiesiog sugalvojo Vincas Krėvė Mickevičius apie jį ir taip išpopuliarino. Kas yra kunigaikštis? Nu, kur valdė? Ar ne? Nu. Bet mitinis. Jis netikras, turbūt. Labai graži vieta ir visai būtų faina čia ir miegoti, nes jūs čia galite prisiparkuoti savo kemperį ir ramiai kempinti per naktį. Bet mes dar turim judėti toliau. Prie Dūšė ar Dūsė? Dūsios. Dūsios ežero. Ir žiūrėkit, čia privažiavus, prisiparkavom, persirengėm, viską pasidarėm, ką reikia. Einam dabar link paplūdimio, kuris ten yra labai gražus su smėliuku ir labai geras priėjimas į vandenį. Ir čia priėjus, žiūrėkit, toksai va telikas. Ir žiūrėkit, kaip jis veikia. Ir rašo, du bist hier. Vokiškai. Du bist hier. Galim pasirinkti kalbą. O ką? Esu čia, jūs Jūs esate čia. Tai va, čia yra Dūsė ežeras ir paskui čia yra Metelys. Tu sakei tobulą lietuvių kalbą šnekėsi. Aš nematau, ežeras Metelys. Metelys. Tai žiūrėkit, čia viskas galit pasižiūrėti, kur esat, kur čia nuvaryti ar... Kai kieta. Patenka. Vau. Einam maudytis. O čia yra Metelių regioninio parko lankytojų centras, kuris panašu, kad dabar nedirba, bet mums nelabai ko reikia, bet kaip žiūrėk. gražiai į priekį. Ateik, žiūrėk, knygų namelis yra. Ir knygų galit pasimti arba įdėti. Pasiėmėm gal kokią siaubą. Žilvičio, kas čia? Čia žiūrėk, lankytojų bilietą reikia. Taip, negalime eiti maudytis? Galim. Nežinau. Geras. Koks vaizdas prieki iš karto. Opa. Tiltukas. Koi kieta. Atrodo labai gražus ežeras, įdomu, ar krantas tik tai bus švarus. Viskas labai kieta, o net Wi-Fi'us yra. Finansuojamas ES. Čia yra lieptelis judantis. O kai gylis? Ai, gylio nelabai yra. Nėra, ne? Nu ne. Tai ką mes čia veikiam, mėly žiūrovai? Kodėl mes čia su rankšluosčiais ir mes persirengę esam į maudymukus? Tai ką mes čia veikiam? Po paskutinių mūsų vlogų, kaip klausėm jūsų duoti patarimų, kur vykti, sakėm, kad darysim challenge'us, nes taip keliauti po Lietuvą irgi yra nuobodu. Taigi, vienas iš jūsų siūlytų challenge'ų iššūkių buvo išsimaudyti 7 ežeruose. Tai čia yra pirmas mūsų ežeras, kur eisim maudytis. Šalta vėjas, bet jūsų challenge yra accepted ir mes eisim. Tikrai šalta. Norėčiau dabar neit, bet teks eit. Ačiū Dievui, saulė biškutį išlino dabar ką tik, nes vėjas tai tikrai yra. Pučia, matot kokios bangos, ne? Eisim nuo kranto ar nuo tiltukų? Aš man atrodo, eisiu nuo čia. Aš eisiu nuo kranto. Čia buvo pats greičiausias įsimaudymas ever. Minutė vandenį, iš karto apsisukau ir link kemperio. Šalta, eikit iš šiktą, 18 ar 19 laipsnių, kiek čia šiandien yra. Neduokit jūs tokių challenge'ų. Duokit kur kokį, nežinau, išgert limonado. Tavo komentaras? Patiko labai. Patiko, eik savo. Bet šalta. Kad ir šalta, bet vis tiek fainiai. Įveikėm challenge. Pirmas ežeras iš 7.
labai lengvai. Vaidinam, kad nešalta mum ir labai viskas easy. Nu, viso širpuliukais nuvaryta, bet fainai. Rytoj abu sergam. Eik, savo būtų žiaur. Galiu pasakyti tik vieną, kaip pirmai dienai labai daug apžvalgos bokštų. Net Giedrė nesirengė, nes čia pakeliui taip tiesiog. Nes žiūrėkit, čia ežeras yra, jau matosi, kurį mes eisim. Čia persirenginėti 100 kartų aš nespėsiu. Tai dar vienas apžvalgos bokštas, vadinasi apžvalgos bokštas, atrodo kaip taurė, kaip apdovanojimo taurė po kokio sporto, krepšinio, futbolo. Kurytas laimėjo Čempionų lygos, lygiai tokia pati taurė. Ir šiaip čia labai vėl gražiai padaryta, nes čia yra soliukas, pasėdėti, parkingas, informacijos lenta vėl labai įdomiai. Fainiai. Čia kažkokia statula, neaišku, kas čia yra. Kaip rožė atrodo. Kol dar Lelijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man. Tada! Lipam, čia labai mažiukas. Čia labai mažiukas. Grinai kokių 5 minučių maksimum sustojimas. Tikiuosi nieks nesustos, nes aš čia su liemenuku. Su maudymke. Čia daug priklijuota lipdukų. Aš netgi batų nesidėjau. Atvairavau iki čia tą kilometrą ir užlipsiu be batų. Nors turbūt nelabai galima, kad vairuoti be batų. Giedri bėgom. Šalta. Realiai visą lipimą nufilmuosim čia, nes minutė laiko užtruko. Taram! 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 Ui, kokie debesys. Va. Ir čia tas namas, žiūrėk, koks fainas juodas. Kaip vasarnamis atrodo. Geras. Avys, žiūrėk, ten avys. Nu, pats vaizdas tiesiog. Gražu, žiūrėk į ežerą. Nu, tiesiog į ežerą, bet jūs galite ir nuo kelio panašiai matyti. Rašau 7 iš 10. Aš irgi kažką Viskas? Jo. Va toks apsilankimas užtrukom. Grinai nei minutės laiko. Tai va taip mums patiko. Nežinau ar girdisi, bet jau pradėjo lyt, todėl mes net neimam mikrofonų ir varom į antrą ežerą. Jau girdisi. Vis stipriau. Oh my god. Tai kodėl tu su kelnim? Taip, be kelnių varyt? Tiesiai eina maudytis. Ai, gerai. Nerodysim, kaip kelnis maunasi. Užakink. Dar akint? Užspausk. Stipriai užspausk ir suk. Su kokiu? Dieve Marija. Šitą pusę? Jo. Jėgos, moterį. Čia nesirakina. Išėjom, ką tik prie kemperių ir nustojo. Ir vyrukas stovi, sako, čia dabar atvažiavo ten lietaus kokie tai fruktai. Pamatė, pilvūzą pasikasi. Su antukėm? Gulbė. Gulbė negerai. Ai, čia. Lyja! 2,7. Oh my god! Žiūrėkit. O aš noriu tiltukų. Net nesimato. What the hell, geras. Čia tai vasara. Išvažiuojam į mūsų sekantį tašką ir žiūrėkit tiesiog. Paprastai ant kelienų, sumuštinukai padaryti, agurkiukas pasikasti. Driveriui tiesiog tai padavinėsiu. Čia taip greitai buvo padaryti, kad jūs neįsivaizduojate. 2 minutės kokias. To jau. Gerai. O dabar jau. Dabar imk. Thank you very much. You're very welcome. Paprasti lietuviški batonas. Paprastas lietuviškas batonas sumuštinis. Ir agurkas. Nelė, kai ką tik pusė sutirpo tiesiog vienu kąsniu.
Čia tai sneksas. O taip teleportavomės į Birštoną. Birštono piliakalnis. Visą kelią pralijo tai baisiai. Mes čia atvarėm tikrai ne dėl piliakalnių, dėl vieno esančių čia dalyko. Ir labai tikimės, kad jis veikia. Žiauri šalto. Na jau su džemperiu, su striuke. Su keliam džempas, striukė, dar po apačia ilgom rankovėm. Vasara. Va dėl ko atvarėm. Dėl rogučių. Tuoj pažiūrėsim. Labai tikiuosi veikia. Liko maždaug 5 minutės iki uždarimo laiko. Nu. Kamerą paimkite ir damuškite. Tai viskas gerai, ką į kalną kyli, nieko nereikia tau daryti, pradėsi leistis nuo kalną, matysi ženklą, tą mėlyną rankinas į mane lenki. Taip, ne? Aha, dar. O, užgazuok normaliai, kad ten jau tas filmas išeitų su riksmais. Ai, tai čia gazas? Ja. O tai mes čia patys. stabdai? Tai nestabdyk, varyk normaliai, užlenki ir pilnu greičiu Laikautis. laikai. Tai va, viskas. Šypsotės. Tik nestabdyk. Gerai. Pasakei, nestabdysiu. Jo, tai jūs patogiai ten atsisėskit. Aš taip pat. Kameros tas Atremkit jį nepamirškit. labai gerai, Jo, atremkit jo, stipriai. A ne? Va ir bus labai smagu. Okay. Nu, ačiū. Iki. greito. 2 minutės linksmybių dabar bus. Pusė. Geras. Pajokavo, paklausė Varsagų, tai nieko neatsakė. Smagiai, kaip buvo, dieve. Žiūrėkit, kilsim dabar Aš čia. šiaip atrakcionų nesu mėgėjęs. Bet čia nekasai, žinai, family friendly dar, man atrodo, Ir kaip tikiuosi. tik saulutį išlindo, nes jau galvojau uždarės. Mes lipom specialiai vienam šitam vienoj. Nu ką, Pasiruošk laikyti kamerą gal arčiau, nes čia gali būti, kad nu jo. bus greičio. Sakė, full. Palenkti ir viskas, man baisu. Dieve, tu čia stabdai ir gazą turi? Aš dabar turėsiu palenkti, būsiu viršui. Oh my god, aš vižvijau. Tik nerė gerai. Reiks. Čia jau viskas Turėjom. pasileis dabar. Jo? Ne, dar. Ai, dar kils, dar kylam. Kaip fainai, mes visiškai vieni. Visiškai. Kokie faini darbuotojai linksmi. As paklausė, ką čia darom, kur čia filmuojam. Nu, kad ir oras blogas, bet vis tiek, o nuotraukos laukia žmonių. Nuotraukos geros. Man biškai dreba širdis. Eik, tai. Maksimalus myžnis dėl tokių dalykų. Va, pradžia, rodo pradžią. Va ten. 25 metrai. O dieve, o dieve. O šiavinai. Man biškai kojas dreba. Pagreitinti. Tai tu nestabdyk. Pagreitinti. Sakau, pagreitinti. O, my Čia proper šitie atrakcionai. durnas. Ai, na šiek kaip greitai. Oh my goodness. Kaip čia greitai. Ai, na šiek. Ne, dar nuotrauką padarė. Gers. Gerai. Labai gerai. Labai jokingai. Galvoju, bus lėčiau. O, die, Aš čia gers. šarojau. Apsiverkėm. Labai šauniai važiavot, labai gerai. Apkit. Ne, Pasakėt. visų gazų. Kai super. Labai fainai. Svarbu patiko. Labai, labai patiko. Nu ką, pabendravom su darbuotojais, biškį paplėpėjom, fainai buvo. Belė kaip Visiškai fainai. Kai davė gazų, aš šiaip nesu atrakcionų mėgėjas, bet čia taip labai fainai buvo. Gerai, kad sėdėjom kartu. Jo, Labai gerai. jo. Tai čia mane pagyrė, kad nestabdė šaunuolis. Jo, tik nusileidau, sako, gerai, kad nestabdėjai. Tai čia tiesiai, ne? Nu tai ką, mes varom į Piliakalnį dabar. Čia iš būtent karto. prie šitų rogučių iš karto už 200 metrų. Sako, jo, nueikit, visai verta, tai Einam. nueisim. Laiko dar yra. Lietuvos vakarai, kaip sakant, dienos ilgos vis dar, naudojamės. Varom. Tiem. Tokią vietelę. Pompa. Šiaip gražiai. Gražiai tikrai. Dar Visas ežeras matos vėl. upė, nežers. Upė, sorry. Upė Nemunas. visa. Matosi, Nemunas teka. Paklausiau, o tai verta lipti čia, sako.
Tai jo, yra ten tie pažiūrėti per žiūronus. Tai jo, vienintelį pramogam piliakalnio pasižiūrėti rimtai per O ko ne? Bet jaučiu mokamą. ar ne? Euriuką kokį reikia mes tikriausiai. Tai pamatysim, jei nemokama, tada tikrai rekomenduoju. Nemokama? What? Ne. Tai kodėl? Mokama. Tai kaip tai? Tai kodėl ne? Nusistatyti gal reikia. Ką nusistatyti? Dogma pabandyti. Nieko čia nėra. Palaikyk. Tai kaip čia neveikia, tipo? Nu tamsu. Nu kur tau tamsu? Ai, matas? Žiūrėt reikia, nu. Žiūrėk, kur žiūri. Dieve, koks kaimietis nežino kaip elgtis. Man rogutis patiko, aš nebežinau. Žiūri į žemę, kodėl čia tamsu? Matai ką nors? Matau. Matau. Tik biški čia nenustatyti. Ne, ir va toks vaizdas. Atrašausi. Kadangi prie patos pramogos rogučių, tai bus skaito. Galima užlipti tikrai. O, matau sodybą. Geri. Buteliuką daro. Įsiaiškina, kaip veikia. Išsiaiškinu. O Dieve, koks. Tai nieko nematau. Jei būčiau vienas, juoda. būčiau bandęs antrą kartą ir sakęs neveikia. Va, netgi per osmą matos. Net kamera matosi, aš nemačiau pirmą kartą. Einu, na. Čia jums va pažiūrėti. Va kaip. Nemuną galit stebėti. Va. Kaip smagu. Nu jo. Tai va, Birštono Piliakalnio pramoga. Gali žiūrėti per šitus žiūronus. Ką tik žiūrėti. 2 minučiukės pavažiavus, jau esame prie Birštono apžvalgos bokšto, kuris yra Lietuvoje pats aukščiausias apžvalgos bokštas. Aukščio nežinau. Tai patikrinsiu. Ir vėl laiptai. Šiandien labai daug laiptų. Daug sėdėm, daug laiptais lipam. Čia atrodo kaip po audros medžiai nuvirtėm. Tako. Šaka čia. Net nesimato, kur tas bokštas. Neparašyta, kokio ilgio šitas haikas. Ir tokie apgaulingais tie laiptukai, žinai, jie tokie ilgi. Po 2 žingsnius turi dėti kiekvienam. Čia tie labai kurūškas. Ok, netikras aliarmas. Kokie 300 metrų buvo ir atėjom. Mes čia tik paverkt labai mėgstam. Tai reikia pažiūrėti, ar jis tikrai toks aukštas. Tai įsiaiškinau, 55 metrų aukščio bokštas. Bliama, gerai atrodo. Nesakyk. Aha. Tikiuosi liftas yra. Ką? Ir Tinginiai. va, netgi nykštuko ledą. Nusipirktų būt kavikės dieną, ledų kokiu nors. Tau pasisekė, nes esi prie aukščiausio saugomo teritorijos apžvalgos bokšto. 51 metrų. Ai, ten vien. Bet ant 45 metrų tai galima lipti. Elkitės atsakingai, viskas. Atsakingai nebėgiok, nesikarstyk, nešiukšlink. Čia žiūrėk labai daug taisyklių. Va, neiti kaip lyja ar žaibuoja. Tai dabar nelyja. Mes ant ribos esam. Ai, dirba iki 10 valandą. Lankytojo bilietas. Įsigyk. Savanoriškas. Savanoriškas. Kiek kainuoja? Euriukas. Mhm. Sumokam? Kad Nu, padarytų tokių va, bokštų. Bent vieną ateity. sumoki, bent už vieną. Čia savanoriškai, tipo. Aš dar šiandien eidama šito prie, kur mes čia buvom? Prie Merkio ten. Nu. Klausiau Žilvino, tai kaip čia, tipo, iš kokių pinigų padaryti visi tie takai, tie parkai, žinai. Ir Žilvinas sako, kad padaryta viskas iš va tokių va paramų. Nuo mokėjimo aikštelių, nuo mokėjimo, nuo apmokestintų objektų lankytinų. Tai va. Tu €20 prisidėjai prie šito bokšto. Nu, šaunuolė, jaučiuos gerai. Eiktų, čia tiek vėl laiptų. Šiandien suvaikščiosim, nu nežinau, mažiausiai kokį, bijau pameluoti, kokius 700 laiptų. O, eina savo. Čia yra nežmoniškai aukštai. Lipomės labai ilgai. Ir daug. O, kaip fainiai. O, eiktų. O vėjas tai nesveikas. Sudurns. Jei reiktų šokti su virve nuo tokio aukščio, už nieką. Pažiūrim į visas pusės, kad jau užlipom. Toks Birštonukas. Ką manai? Geras. Kiek mes lipom čia? 5 Ilgai. minutės. Nu. Ten, kai lipat,
žemiau viskas aptvertas stiklu, bet kai užlipat va čia, tiesiog toks vaizdas, be nieko. Šiaip labai saugus bokštas. Iš tų, kur lipom, saugiausias, viskas aptverta. Nu tik čia, aišku, gali nušokti, jei esi durnelis. Tai. Man labai patinka, kad čia su stiklu šitie yra, žinai, nes visą grožį neuždengia grožio jokio. Ir kas įspūdingiausia, tie miškai, žiūrėk, kaip jie garuoja. Visur. Iš kiekvieno kampo garuoja. Tai gal ten kepa šašlykus? Ne, čia prikaitę. Kaip fainiai. Šitas kietas bokštas būsit Birštone, būtinai atvarykit. Ir į tas rogutis. Pirma tas rogutės, tada į bokštą. Nes iš rogučių gausi daug gerų emocijų. Einam, važiuojam, viskas, pramogos. Važiuojam dar į atodangą einam. Okay. Seni, neskubink žiūrovų. Iki atodangos tokiais va miškais keliuko. 180 metrų. Nedaug. Štai baisiai atrodyti, ką tik. Tamsu, nieko ne. Medžiai užvirti, kaip siaubo filme. Atsargiai baubas ateis. Man rodos, Giedrė mane varo, ne, veda pribaigti. Šiaip aš turėjau challenge žirvinai, sakau, davai einam naktį per mišką. Tiesiog tamsiai, visišką naktį. Ir bus žilvinai daryk, tai kas nors sutraškėti. Beje, jau yra 8 vakaro, tai nėra jau čia labai šviesu. Ai, 8:30. Gal ant kameros ir atrodo šviesu, bet nėra šviesu. Va ir atėjom. Nu va, atodanga. Ką tik išsiaiškinam, iš ko yra kilęs žodis atodanga. Tai atvira danga. Atodanga. Pažiūrim porą faktų. Lentelė. Škėvonių atodanga, aukštis 3,1 metras, ilgis 500 šiam. Einam žiūrėti. Visi nesilaiko aptvaros, užtvaros. Nesąmonė. Eina čia. Kas yra? Nieko. Žiūrėk, kitoj pusėje parkingas, kaip tik kempingas. Kaip iki ten nuvažiuoti. Nu va, radome savo. Bet tai kaip ten nuvažiuoti, jaučiu važiuoti 100 km. Tai va, toks vaizdas atodanga Birštono. Šiaip. Škėvonių. Škėvonių. Škėvonių atodanga. Nu, šiaip ką. Na, Matuiziuose pas mane kaimą atvarykit, parodysiu tokią pačią. Bet galim nuvaryti. Tai viskas. Susitinkam iš kemperio. Dabar einam į kemperį ir ieškosim, kur nakvoti. 8:30 mes dar nežinom, kur mes šiandien mėgosime. Į ką degaliniai, sakė, tie iš Rogučių parko. Sako, tai vas tokį degaliniai, ką ir viskas. Šiaip nieks neprisikabinti ir nemokamai. Bet nenorim. Papa, kokią vietą mes atradom, nemokamą. Netgi sportuoti yra, ir saulė šviečia, ir pavėsinė yra, ir laužavietė, ir soliukai, ir stalai. Rinkis, kur nori. Kaip fainai. Kuo toliau nuo jų, mes dar kažkokių kaimynų turim, jie prieš mus važiavo, tai lemba, kaip fainai. Gal prie laužavietės žiūrinai? Čia irgi va. Jo, gal čia taip va pasistatyk šoną. Va taip grinai, va taip ir važiuok. Viskas. Taip šonu. Ai, tipo taip? Nu čia va, šone. Nori išlipsiu? Aš galvoju, taip, tarp medžių, ten netilpsim tarp medžių, kur buvom prieš. Nu, bet tai kad sudurim į vandenį. Bet tai čia prie pat kelio. O tai čia visur prie kelio? Ja. Nu, statyk kur nori. Hey, excuse me. Atsiprašau lietuviškai, kas čia per graži vieta. Čia yra tobula. Pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Laužavietė, stalas, kemperis. Ir su tokiu vaizdu į Nemuną. Čia yra geriau nei tobula. Va, čia visiškai insane. Ten, va, kur mano pirštas. Jo, va, ten stovėjom. Atodanga ir stovėjom ten, pasižiūrėjom ir atvarėm. Vau, ir žiūrėkit, priėjimas prie kranto, jeigu norit. Gerai, čia dar įsimaudyt galima. Jeigu įsimaudyt nori, dar įsimaudyt galima. Bet nesiskaitys kaip ežeras. Tai aš ir nenoriu upin maudytis, nes vanduo bus ledinis. Kai nesveika. Aš esu pakus. O žiūrėkit kokia sraigė.
Ir bokštas netgi matosi. Wow. Pasuk ten bokštas matosi. Jo, va, Birštono bokštas ten. Ir krantas dar gražus. Čia meškė rėstė trūksta. Ir pagautum va žuvį, nes jūs mums davėt užduotį pagauti žuvį. Belė kaip. Belė kaip gerai. Wow. Nemokamai. Nesitikėjau, kad rasim tokią vietą. Tualetas buvo, elektros negausit. Ir šita stovyklavietė vadinasi Giraitiškių stovyklavietė. Atsiminkit, Giraitiškių stovyklavietę. Jums atradom secret points. Čia galime ir su palapinėm atvykti, ir su kemperiu vietų, va tiek. Pažiūrėkit, mes stovim čia. Šamas, mes būsim šamas, žuvi šamas. Ai, čia žiūrėk, netgi paskirstytas šitie. Mes šamas. Tai gal vis dėlto čia mokama kartais? Ne, tikrai nemokamai. Čia kažkokia pavisavietė irgi. O bičiukus irgi atvarė su busiuku. Ne, baig joks, šiandien viskas. Bet čia paskirstyta, žiūrėk, šamas, čia dar vienas toks yra, dar Tiesiog vienas. dėl grožio. Tuoj paskaitysiu, kas pas kaimynus. Šiukšlės yra, va, šiukšlių dėžės ir pasportuoti, Lydeka. ir vaikam kažkaip biškį pažaisti. Lydeka. Lydeka? Nu tai mes būsim šamas. Viskas, Vau. kaip ryte laikas eit. Žinot, ką daryti? Kep šašlykus. Kep Varom. šašlykus. Tobulų laiku atvarim, kai dar turim laiko šviesoj. Viską pasidaryti, įsiimti šašlykinę, jeigu mes ją čia rasim. O, Jo, yra. kiek vietų. Čia va, susbarį ir eini miegoti vienas. Tave uždarysiu, kai būsi, žinai, piktas ir negeras man. Tai va, traukiamės, einam lovą pasikloti, ištraukiam maistą, einam kepti ir paskui pasimsim jūs kartu visam šitam procesą. Aš esu tiesiog man tai čia neišneša gal. Ai. Labai gražu. Prasidėjo mūsų kempingo pramogos. Vakarais atvažiuoji, pradedi kepti šašlykiuką. Pirma. Anglis, viskas labai lengva. Pasidarėm salotų skanių, žalių, nežinau, nes nevalgo pomidorų. Valgysim vištieną, nesmerkit, jokių be komentarų. Pomidoriukai, rauginti agurkai, viskas parašta žodžiu. Valgysim, kepsim, valgysim. Ir bagetai. Viskas yra. Ai, viskas užbaigė, ne? Kaip pirma diena? Labai nuostabi, intensyvi, kaip visuomet. Dar tokia pusiau tokia diena, nes mes dar tik atsiėmėm kemperį, pradėjom keliauti, tai ne visą pilną dieną pakeliavom, bet per tą mažą laiką mes tikrai labai daug pamatėm ir aplankėm. Ir manau, kaip pirmai tokiai pusdieniai tokiam pirmam, labai labai gerai. Jo, visus taškus, kuriuos buvau pasižymėjęs, visus taškus ir aplankėm Dzūkijoj. Ir viskas, su Dzūkija baigta. Vienos dienos Dzūkijai, aišku, negana, bet ką sužymėjom, tą pamatėm ir rytoj mes judėsim į Suvalkiją. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Neužsitempėm per ilgai. Ačiū, kad žiūrėjot, pakomentuokit, rytoj tęsiam toliau mūsų kelionę aplink Lietuvą. Nerim į Suvalkiją ir paliksiu aš jūsų timelapsų su saulėlydžiu. Ate. Nes labai gražus. Ate. Iki.